Sveiki, mes esame Dainius ir Marija, kavinė Karštas galvas. Mes randamės pačioje Vilnius senamiesčio širdyje, Pilies gatvė 9. Patiekami pusryčiai, brančiai, pusryčiai visą dieną, desertas, kuriuos gaminame patys ir rūšinė kava. Mes atvažiavom iš Kijevo, pats 30 metų pragyvenęs Kijeve. Po karo pradžios su šeima, su vaikais dviejais mažais grįžome pas mane į gimtinę. Pas mus pirmas šitas verslas, mes ir gyvendami Ukrainoje mes neturėjom tokio verslo. Tai mums buvo naujiena ir mes tai darėm kaip teorikai buvom, bet ne praktikai. Mes Kijeve bandėm, jau planavome kurti kavinę, bet taip gavosi, kad nespėjome ir šitą savo mintį įgyvendiname čia Vilniuje. Metai laiko praėjo taip, kaip mes judam toliau. Prieš Kalėdas jaučiame, kad artėja šventės, jau visi puošiasi ir mes stengiamės pasipuošti. Apgalvojame, kas praėjo per šiuos metus, planuojame kitus metus. Mes kreipėmės į Iltę, į specialią programą, kuri buvo skirta Ukrainos piliečiam pabėgus nuo karo. Tai buvo padidinta suma, ką galima buvo verslui, negu paprastos programos. Jinai buvo skirta kaip socialiniam projektam, tos pačios sąlygos. Ir tai mums davė galimybę šioje vietoje atidaryti kavinę. Komerciniai bankai sąlygos buvo gal sunkesnės pirmiausia ir tokios sumos negalima buvo gauti bankuose, reikėjo turėti užstatą. Nekilnojamo turto, to, ko mes atvažiavę čia, mūsų nekilnojamo turto iš Ukrainos nieks čia nepriima, kito pas mus varianto nebuvo. Linkime verslam naujų iššūkių, sėkmės, įgyvendinti savo svajonės, nebijot, stengtis ir daug dirbti. Su Kalėdom!